Andželika, kokie tavo nuomonė objektai yra likvidūs? Tai dėl to likvidumo aš tiesiog pasakysiu, gal čia bus labiau mano nuomonė, tai yra objektai, kuriuos yra lengva parduoti. Tai reiškia objektas, kuris yra einamas, jeigu galima taip išsireikšti. Nu, kaip pavyzdys. Pavyzdžiais kalbėsim. Namas Vilniaus rajone, kokio 25 km nuo Vilniaus, ane, senos statybos, tarkim, nežinau, didelis plotas, kaip pavyzdys, ten nuo 250 kvadratinių metrų ir labai didelis sklypas. Tai mano nuomonė, tai yra visiškai nelikvidus objektas, nes tokiam objektui turi būti tam tikras pirkėjas, kuris gali tą namą išlaikyti, kuris jo galėtų rūpintis ir visa kita. O yra, pavyzdžiui, 2 kambarių būtas Žirmūnuose, 2 aukšte. Tai va šis objektas jau bus likvidus. Kodėl? Nes jam yra daug platesnis pasirinkimas pirkėjų. O tam namui, pavyzdžiui, yra mažesnis pasirinkimas. Tai reiškia, kad jau reikės daugiau reklamuoti, jau reikės, kaip čia pasakyti, geriau sustrateguoti tą pardavimą, nes tas pardavimas nebus lengvas, jisai bus labai ilgas ir visa kita. O pavyzdžiui, toks būtas kaip Žirmūnuose, tu jį parduosi daug greičiau. Tai vat mano nuomonė yra toks skirtumas ir vat ką galiu pasakyti iš savo pusės, kai tarkim jūs perkate kažkokį tai objektą, pavyzdžiui, ar statotės, čia ypatingai dėl statybų yra aktualu, jeigu, pavyzdžiui, jūs statotės kažkokį tai namą, tai visada pagalvokite apie tą likvidumą. Taip, aš suprantu, kad mes visi norim to ekskliuzyvo, kad viskas būtų ten, nežinau, kažkaip išskirtinai, super wow ir visa kita, bet kai ateina laikas ir tarkim jų reikia parduoti, pavyzdžiui, pastatėt namą 350 kvadratų, ne? Nežinau, liftą ten įdėjot, yra tokiu atveju tiesiog, pasakoju iš patirties. Ir įsivaizduokit, jums tą namą reikia parduoti. Jūsų vaikai, vat visi 3 ten ar 4, jie užaugo ir jiem reikia išeiti iš namų. Ir jūs su savo vyru liekate vienas. Ar ten su žmona, nežinau. Ir įsivaizduokit, jums reikia tą namą parduoti. Kur jūs rasite tą pirkėją, tai bus labai sunku. Automatiškai reikės mažinti kainą, jūs prarandat pinigus, jūs prarandat laiką ir visa kita. Todėl geriausia tai statyti su mintim dėl jūsų ateities. Ar sutinki su manim? Taip, sutinku, dėl visko, ką pasakei, tikrai taip būtų greičiau parsiduoda namai ilgiau ir aišku svarbi yra lokacija. Nes jeigu toliau, tai ta prasme, ir tų pirkėjų bus mažiau, kadangi ne visiems ta lokacija tinkama. Aš dabar net pagalvojau, aš dabar dažniausiai susiduriu su loftais. Tai irgi, žinai, toks, ar likvidus ar ne. Sakyčiau, kad likvidus, nes... Nuomai, jeigu atiduoti. Ne, bet sakau apie pardavimą, tai likvidus, kadangi, matai, loftai yra pigesni. Kodėl žmonės ateina, sako, mes galvom gyvenamoji, visų pirma galvojom, bet parašyta skelbime, kad yra negyvenama paskirtis, ne administracinė ar kažkokia, bet jie eina vedami kainos. Tai vat jis yra likvidus tom, kad jie nuperka, jie gyventi negali, kaip ir viską, bet vat sakau, tas likvidumas irgi taip, žinai, kad kaip ir jie vat ir centre daug loftų ir belenkur, tai jie yra likvidus. Gamybos pagrindė buvo gamybiniai pastatai, pavyzdžiui, ką tu jame padarysi, arba vėl kažkokią pramonę gamybą, bet labai abejoju, ar kažkas centre norės ten, nežinau, tų dalykų, ar, čia kaip pavyzdys centre, ar pavyzdžiui, žinai, padaryti ofisus kažkokius, kurių ir tai begalė ir daug tų namų yra statoma būtent ofisams skirtų. Arba tu padarysi loftus. Bet jie labai tinkami, matai, aukštis. Jo, taip. Aukštis didelis ir tokių aukščių retai dabar būna iš tikro. 4 metrai virš, žinai, tai realiai va, tas aukštingumas ir to aukšto ir traukia tos investuotojus, kad jie padaro į loftus. Taip, čia yra verslas, bet visų pirma, tai ir žmonėm galimybė įsigyti ir daug, kiek esu pardavus, tai pagrindė ir jaunimas gyvena juose. Nes ten, žinai, tais laiptukais, ten vyresnio amžiaus nelabai ten ir įdomu jiem laipioto, jaunimui tai yra patrauklu ir visų pirma, tai kaina. Tai vad sakau, apie patrauklumą, žinai. Tavo pavyzdžiai labai geri, bet ir tie loftai, iš tikrųjų, taip, jie yra irgi likvidus, nes atsiranda tas pirkėjas, kuris tai įvertina, pagrindė ir jaunimas. Tai vat apie likvidumą ir daugiau sekite mūsų kanalą Turtas 365 ir mūsų kontaktus su Silvija, aišku, rasite šio video aprašyme.